Ką, Mindaugai, baigėsi pasiruošimas sezonui, ne taip turbūt kaip norėjom, ne tokia nata, pralaimėjom Vlado Grasvaurės finale prieš Estijos komandą. Kokios mintis po to finalo ar apskritai apie visą pasiruošimą tam artėjančiam sezonui, kuris jau prasideda mažiau nei už savaitės? Jeigu apie turnyrą, tai noris, kur bežaisam kokį turnyrą, noris jį laimėti, gaila nepavyko, bet čia yra pasiruošimas, tai nėra čia kažkoks jau žūtbūt klausimas, kad būtinai laimėti, bet norėjos laimėti, aišku, o visas pasiruošimas, tai aš manau, gan produktyviai viską padarėm, pasiruošėm, tai yra daug dalykų, kurių dar reikia patobulinti, bet su laiku, manau, pasiruošėm, dar savaitę turim. Kalbant apie pačias rungtynes, turėjo 37 taškų persvarą, po to jinai ištirpo, taip amerikietišką kalnelį ketvirtam kėliny. Kaip pačio akise atrodė tas ketvirtas kėlinys ir buvo proga vis tiek išplėšti pergalę? Buvo proga, bet aš manau, čia tie bangavimai, tai čia normalus sezono pradžioj, kad ir sezono vidury tokių dalykų būna, tai dabar čia visas pasiruošimas yra naujų žaidėjų atvažiavusių, tai reikia dar daug laiko susižaisti, tai manau, kad viskas gerai bus. Tai kalbant apie tuos naujai atvažiavusius žaidėjus, paskutiniai iš rinktinių prisijungė Richardas ir Arnas, tai ar matosi, dar jaučiasi tas, kad šiek tiek trūksta, ar ne, vis tiek kelios treniruotės, o jis turbūt buvo? Aišku, jiem, kaip pasakyti, jie puolime, tai tikrai yra talentingi ir jie ir savo tą darbą padaro puolime, bet reikia laiko, tai suprasti, pajausti vieni kitus, tai nėra lengva, bet kol kas tai jie puikus žmonės, puikus komandos draugai, manau, bus ir matysim, kaip jie įsilies į komandą. Šiandien Neptūno fanai taip įeidinėjo į formą irgi prieš sezoninėse, taip jautėsi, jau irgi neblogas palaikymas, o pirmas namie rungtynės su Žalgiriu, turbūt, nežinau, kviesti net nereikia, turbūt tiesiog pasakyti, kad turit būt tose rungtynėse. Jo, tai ne tik su Žalgiriu, tai visose rungtynėse laukiam ir mums labai svarbu fanų palaikymas, tai sakau, laukiam fanų ir ne tik su Žalgiriu, su visom komandom.